komanda šiandien yra jau Klaipėdos sudėtyje ir visiškai teisus buvo Gintaras Leonavičius prieš šias rungtynes, sakydamas, jog šiandien teks žaisti su visai nauja komanda, su nepažįstamu Neptūnu, kuris visiškai netoks, kokį Gintaras Leonavičius ir jo treniruojami krepšininkai matė pirmose sezono rungtynėse rugsėjo pabaigoje Klaipėdoje. Ir prasideda ši dvikova. Šiandien viena iš komandų, tai yra laimėjusi ekipa, įsitvirtins bent jau 5-oje turnyro lentelės vietoje, galbūt net ir pavys Šiaulius. Šiauliai kol kas yra šiek tiek aukščiau, yra laimėję vieną pergalę daugiau, tačiau turi vieną mačą atsargoje. Šiauliai sąlyginai atsargoje, nes šiandien Šiaulių klubas taip pat žaidžia LKL čempionato rungtynės ir jų varžovas Kauno Aišių Atleto klubas. Taigi, jeigu ten Šiauliai iškovos pergalę, jie išsaugos tą vieno taško atotrūkį su viena iš šių dviejų komandų. Jeigu laimės Kauno klubas, tuomet šiandien nugalėjusi ekipa čia Kėdainiuose pasivys Šiaulius pagal pergalių skaičių. Taigi toks išsidėstymas turnyro lentelėje. Tokios. O dabar prasižengia Nevėžio komandos gynėjas Aidas Viskontas. Šiandien laukia nelengvos rungtynės. Puolant jam teks kovoti su dviem labai kibiais gynėjais Klaipėdos ekipoje. Ar tai būtų Andrius Mažukis, ar tai būtų Evaldas Dainys. Abu jie fiziškai tvirti, labai staigus, kibus krepšininkai. Ir jaunojo Nevėžio komandos žaidėja laukia sunkus išbandymai šios dienos dvikovoje. O nuo to, kaip jisai sugebės susitvarkyti su varžovų gynyba, kaip sugebės sureguliuoti savo komandos puolimą, labai daug kas gali priklausyti šios dienos rungtynėse. Paulius Počuipa prasižengia pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse. Na ir sprendžiant pagal padėtį turnyro lentelėje ir sprendžiant pagal abiejų komandų sudėtis, galima tikėtis šiandien atkaklaus kovingo mačo. Aidas Viskontas, perdavimas, kurį perima Andrius Mažutis. Beveik 2 minutės kol kas klaipėdiečiams nėra pavykę pelnyti taškų. Nevėžis surengė vieną rezultatyvų puolimą. Kas Neptūno komandos kapitonui nepavyksta pelnyti taškų, tačiau vienas iš šviežiausių, naujausių papildymų Neptūno komandoje iš Žalgirio vėl grįžęs į Klaipėdą. Vaidotas Pečiukas atkovoja kamuolį. Dar vienas šansas svečiams. Netaiklus ir metimas iš toliau. Tai apskritai pirmasis tritaškis šiandien. Kol kas Neptūnas prametė vieną vienintelį tritaškį ir visus 4 dvitaškius metimus. Ar tai tiesiog startinis jaudulys, ar gera Nevėžio gynyba. Bet kuriuo atveju kol kas Neptūno taškų sąskaita sausa. Ir dar viena pražanga. Paulius Počuipa. Antrą kartą prasižengia Neptūno komandos žaidėjas ir keičia jį Aloyzas Rudys. Sėdasi ant suolelio Paulius Počuipa. Vietoje į aikštę pirmą kartą šios dienos rungtynėse įeina 2,11 cm ūgio Grigorijus Šuchovcovas. Ir dar viena klaida, nors puolime kol kas reikalai nesiklijuoja Neptūnui, tačiau gindamiesi jie atidirba už tas nesėkmes prie varžovų krepšio ir savai kol kas yra praleidę tik tai 2 taškus. Taigi vis dar neįsibėgėja abi komandos. Žydrūnas Stankus, Nevėžio komandos rezultatyviausias. Tai taip pat labai svarbi mikro dvikova. Žydrūnas Stankus prieš Vaidotą Pečiuką. Abu šie krepšininkai yra rezultatyviausi žaidėjai savo ekipose. Na tiesa, Vaidotas Pečiukas suspėjo sužaisti LKL čempionate tik tai 1 rungtynės. Per tą mačą jis pelnė 17 taškų. Ir štai dabar jau įpusėjus 4-ąjį rungtynių minutei pagaliau Neptūno komandos greita kontrataka baigėsi taikliu pirmuoju metimu šios dienos rungtynėse. 2-2. Žydrūnas Stankus ir dabar jau Vaidotas Pečiukas lieka iki šio kėlinio pabaigos.
kol kas nerezultatyvios pirmosios rungtynių minutės. Brunas Stankus. Gražus perdavimas Povilui Butkevičiui. Ir pirmieji šio krepšininko taškai. Na, smagu stebėti, kaip žaidžia, ypač puldamas Povilas Butkevičius. Vienas iš tokių turbūt mėgstamiausių Kėdainių Nevėžio komandos žaidėjų tarp šios ekipos fanų. Dėl pačios paprasčiausios priežasties. Atletiškas ir aukštas bei šoklus krepšininkas labai dažnai mėgsta užbaigti atakas efektingais dėjimais iš viršaus, ypač jeigu kartu su komandos draugais pavyksta susikurti štai tokias situacijas. Ir bent jau kiek teko matyti šį krepšininką žaidžiantį, retai būna rungtynės, kad jis nepaliktų aikštės, keletą kartų neįkrovęs kamuolio į krepšį. 5-4 pirmauja Klaipėdos Neptūno ekipa. Ir pavyksta apsiginti Kėdainių Nevėžio ekipai. Beveik įpusėjus pirmajam kėliniui, vėl su kamuolio aikštės šeimininkai, kurie, kaip ir minėjau, namuose šiame LKL čempionate kol kas turi neigiamą rezultatą. Na ir dabar jau kieta pražanga prieš Povilą Butkevičių, bent jau trumpam matyti išgelbstinti Neptūno komandos krepšį nuo Nevėžio komandos krepšininkas, 15 numeris Nevėžio ekipoje. Povilas Šakinis, o tai reiškia, jog pražanga prieš Povilą Butkevičių tikrai buvo labai kieta, nes atsisėdo net ant atsarginių žaidėjų suolelio Nevėžio komandos krašto puolėjas. Ir tai reiškia, jog bent jau nedidelę traumą jis yra gavęs paskutinėme epizode. Jau Povilas Šakinis pelno savo komandai 2 taškus nuo baudų metimo linijos ir 2 taškų metimų labai staigiai atsako Grigorijus Šukovcovas. Klaipėdos komandos legionierius iš Rusijos, pakeitęs lūkesčių nepateisinusi Giedrių Jankauską. Šiek tiek keistai blankokai Grigorijus Šukovcovas atrodė finalo